Dar vienas klinikinis atvejis pacientės, kuri buvo nepatenkinta pakritusiu veidu ir kaklu. Kliniškai vertinant, tai yra sudėtingesnė situacija chirurgui, nes yra daug tokių sunkių pakritusių audinių. Tai pacientai buvo atlikta kompleksinė operacija, kaklo liposakcija, kaklo ir apatinio veido pakilimas. Matote rezultatus prieš ir praėjus 3 mėnesiams po operacijos. Visiškai pasikeitė apatinis veido ovalas, pasikėlė veido audiniai ir sumažėjo kaklo apimtis, taipogi pasikeitė kaklo ir veido kampas. Matom apatinio veido pakritimą ir šitoj nuotraukoje po operacijos visiškai kitoks veido kontūras. O čia mes matom kaklą, kur buvo perteklinis riebalinis audinys, aišku, daug odos ir po operacijos visiškai kitaip atrodo veido ir kaklo kampas.